Geriausias darbas iš visų pasaulio. O kas tau reiškia profesija? Niekas. Gerai. Kuo norėtum labiausiai būti Astijau? Policija. Gerai. Ar tu paėjai? Dabar aš sakau. Profesija tai yra, kur reikia dirbti, reiškia, pavyzdžiui, pinimas, šitą dar stalius, šitą dar boksininko darbas, dar šitą policininko specialybė, šitą gydytojo specialybė, tenisininko, stalo teniso specialybė, tai va ir futbolo, ir krepšinio, ir tinklinio, ir baseino. Nu, ate visiems. Ačiū. Dabar tu pasakyk, ką nors. Dėkui už šitą filmavimą, už visus žmonės, kurie esam su Žygimantu būrelį. Sakau ir aš taip. Kas tau labai patinka būrelį? Pinti, mokytojas geras, žaidžiam šachmatais. Kas tau patinka? Niekas, gerai. Kaip Astijus tau? Palauk, aš dar nepaėjau. Negalima čia. Galima čia. Gerai, žodžiu. Va, einam toliau, einam čia salę link. Gerai. Čia elektra. Ir vėl mes matom jos. Iš naujo nes nepavyko va šitai sutrukdė. Nu, kas dar yra profesija? Profesorius yra... Profesija. Profesija? Jo. Nu, profesija tai yra, kur žmogus pasirinka darbą. Dirba žmonės, viską daro. Gerai. Nu, viską. Pavel. Gerai, užteks. Ačiū. Už kitų nuomonę. O, labas. Dėdė! Labas. Dėdė! Palauk. Čia irgi darbas. Toliau einam. Mes čia viską planuojam. Taigi paskutinio lažą čia matot mūsų pinimo mokytojo. Va, čia mes darėm. Va. 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 Čia geriausi darbai būna visada atliekami. Tai va, čia mantas. Profesijų darbai. Tas geriausiai dirbti. Man atrodo, kad stalo tenisas. Va, mato stalo tenisą. Sunki kuprinė, taip? Stalo tenisas. Mato stalo tenisą.